and I don't feel them. Hey, these niggas tryna make diss songs, we tryna kill them. Yeah, look so free, they free my dog up by that kennel. Hey, that's a chain, it's the feeling will up out that system. Try to run out with the rest, and you know we come get you. As soon as I wake up, know that I see my system. And I ain't loving no hoe if it ain't my mama, my sister. If we catch up to him, we gon' cook him. Draco catch his ass, we gon' hook him. Fuck it, I might just book him. For sure, if you know, then you know. We hit his fro, he on the floor, yeah, then he gone. I'm off of Eddie right now, just any hoe be bro, yeah, they too needy. I told her, love her to leave me, yeah, but she didn't. She said she need me. Jau, dropshipperiai, aš ofise. Šiandien pirma diena, kai aš čia jau rimtai atėjau ryte. Sėdžiu, nežinau, čia jau gal kokias 5 valandas, taip gerai dirbas. Oh my god. Surinkau vakar šitą savo baldą. Reguliuojam aukščių, karočią. Crazy. Dar stovėdamas nebandžiau dirbti, bet dabar pabandysiu. Sėdžiu visą dieną. Tai va. Susirinkau šitą baldą, čia bus filmavimui, plytelių čia padėsiu, palei sieną padėsiu plytelės. Ten yra softboxas, kavutė, puodelis, užsirašiau biškį ant lentos, kai ko. Karočią, užsirašiau mėnesio darbus. Nesam. Kažkaip tai šovė galvą ta mintis, sakau, bliamba, reikia užsirašyti mėnesio darbus. Aš seniau rašydavus visą laiką, taip grynai, dabar prasidėjo mėnuo naujas ir ką per šį mėnesį reikia nuveikti. Seniau visada rašydavus, bet kažkaip vieną dieną nustojau ir viskas, ir pamiršau turbūt tiesiog grįžti. Karočią, taip lievai, man tas taip padėdavo seniau, aš ta prasme užsirašydavau ir matydavau, ką grynai per mėnesį reikia nuveikti. Tada pagal tai susidėlioju savaitės darbus ir tada dienos darbus palei tai susidėlioju. Taip gerai buvo, čia toks hekas buvo, šakės, tai produktyviai seniau dirbdavau, o dabar buvau užmiršęs šitą. Ir labai sunkiai, tos dienos tokios, tiesiog dirbi kažką ar dirbi, žinai, ten tiesiog darai kažką, visą laiką tų darbų yra kažkokių, bet be struktūros, tiesiog darai kažką ten. WhatsApp, Discord'ą įsijungi su tiekėju, pabendrauji, ten pabūrni ir tiesiog, tiesiog be struktūros jokios dirbi. Tai prisiminiau, kad reikia mėnesinius rašyti darbus savo ir užsirašiau šią savaitę, ką reikia nuveikti. Šiandien pirmadienis, tai šį mėnesį noriu pabandyti porą produktų ant reklamų Lietuvoje, pabandyti pažaisti. Nieko nekainuoja Lietuvoje reklamų, žiauriai pigų, tai nieko neprarasiu laiko, gal biškį tik tais. Bet noriu pabandyti, labai įdomu, senai su reklama labai senai žaidžiau, tai noriu biškį vėl pabandyti pažaisti, gal kažką pakūkinti, pažiūrėsim, žodžiu. Tada sukur 2 videkus YouTube'ui, kažkokius, apie kažką, apie value video, kaip sakiau, apie temą pasiimsiu kažkokią ir, apie tai kalbėsiu. Ir 2 vlogus, tai čia bus jau 2 vlogas šį mėnesį, nes 1 jau kėliau, tai labai gerai. Pradėt testuot 2 produktus, kurie keliauja. Tai vienas iš jų turėtų ateiti arba šią savaitę gale kažkada, nes dabar Vokietijoje, o kitas ateis nežinia kada. Labai laukiu, bet jau labai ilgai laukiu ir nežinau, kada ateis. Tikiuosi greitai. Ir tada iki 19 dienos užsisakyti jau 2 naujus produktus. Kad nebūtų to tokio etapo, kur sėdi be produktų ir neturi ką filmuoti ir ką čia dabar daryti. Reikia užsisakyti produktus naujus. Pradėsim testuoti su Creatorius vienus ir tada tuo tarpu aš ieškosiu jau sekančių produktų. Tai tiesiog, kad nebūtų tokio intarpo, kur nieko nefilmuoja ir nieko nedarai. Tai labai gerai susirašiau, čia gegužės darbai tokie. Dar turbūt ne viskas, dar kažką turbūt užsirašysiu eigoje, bet dabar nieko neatsimenu, ką reikia nuveikti. O šią savaitę sukurt shopą lietuvišką, general kažkokį, be nišos, be nieko, kuriame aš testuosiu tuos produktus, kur sakiau Lietuvoje su adzais. Tada susikurt accountus vienam iš tų produktų, kurie ateina, kur Vokietijoje dabar, nufilmuot videką ir nufilmuot vlogą YouTube'ui savo asmeniniam. Tada rast kelis produktus, kuriuos galbūt verta testuoti. Čia iki 19 dienos, kad turėčiau sąrašą ir galų galiai išsirinkčiau kažką. Ir 10 bent jau videkų ant savo main produkto, kurio nefilmavau jau, nežinau, 2 savaitės gal. Pardavimai vis dar yra, ten po vieną kitą dieną atkrenta visai gerai, bet pats nefilmuoju nieko dabar, tai reikia varyti filmuoti. Orai geri, biškį atšils, dabar 5 šilumos tik laukia ir kiek sargų. Žodžiu, reiks eiti filmuoti, kad bus geresni orai. Nes dabar vapšė nenoriu rizikuoti, eit laukan filmuoti. Žiauriai lievai jaučiuos, sergu, kosiju, karočią, užkimęs baisiausiai, plaučių skaud, nežinau, karočią, blogai. Tai nenoriu rizikuoti, nenoriu eit niekur lauk. Jo, bijau, nes bus dar blogiau po to. Girdisi jaučiu iš balso, kad užkimęs žiauriai. Tai
Ofisiukas mano. Kol kas toks. Šiaip labai gerai, tipo. Čia įeini pro duris, ane? Čia tuščia kol kas. Darbastalis. Stalas filmavimui, ten lentyną perkeliau, kuri čia stovėjo pirmai. Čia padarysiu tokį lounge'ą. Arba 2 krėslai, arba 2 sėdmaišiai ir kavos staliukas ir kavos aparatas. Toks bus lounge'as, tipo, nežinau, jeigu burninį, sėdi savo ant sėdmaišio ir čilini ir burninį, žinai, ramus. Ten vietoj tos lentynos nori padaryti didelę lentyną kokią nors, tokią va. Ir ten gražiai susidėt daiktus. O tai čia dabar visokie random ir čia viskas belia kaip. Tipo. Tiesiog šmutkių pilna visokių. Tai va, tokia vizija, čia nežinau, gal ant sienų kažką pasikabinti. Būtų žiauriai gražu, čia ant sienų kažką turėtų, va čia va kažką. Tik nežinau, ar galima, reiks paklausti savininkės, ar galima. Nesau, kaip kosti žiauriai. Ai, augalų dar kažkokių reikia, noriu didelį augalą turėti, tai va čia turbūt irgi bus kampe didelis augalas, koks nors, kad žalumos būtų labai gražu, man patinka tokia va. Ir tiek, jo, ofisas jau įrengtas realiai. Tai svečių laukiu šią savaitę, atvarys Ilja, sakė, nežinau, išgersim kavos turbūt. Tai jo, faina, laukiu svečių, pasikviesiu daugiau žmonių, kai turėsiu krėslus arba tuos sėdmaišius, pasikviesiu kažką, kad pačilint ateitų tiesiog. Kad... Nu, bet ir vienam labai gerai, tipo, aš čia, kai įsikūriau, dabar tik tais pasikviesiu svečių, biški, žinai, kad palaikyt santykius, sakykim. Šiaip šiandien, nuo kiek iš čia, nuo 11 sėdžiu, dabar yra tik 3, tai 4 valandas sėdžiu, tai produktyviai, ta prasme, atėjau ryte, susitvarkiau biškį, nusivaliau lentą, užsirašiau dienos darbus, mėnesio ir savaitės darbus. Tai realiai, o Dieve, kaip gerai man, ta prasme, aš tai produktyviai dirbu. Atėjau, kavos išgėriau, tyloj sėdžiu, apšė su savo mintim, kofeino pilnas, karočią. Žiauriai gerai dirbasi, sėdžiu, tiesiog jokių distraction, nieko, sėdžiu ir dirbi, tipo į kompą, įsmygęs, toks. Žiauriai gerai tikrai. Tai pasidariau pusę darbų, karočią, šiandien. Taip, kas čia dar šiandien? Ai, dėl PVM reikia susitvarkyti biškį. Rašiau į buhalterių grupę Facebook'e kažkokią. Prašiau buhalterių, kad patartų, ką daryti ten. Reikia užsipildyti už praeitus metus, tipo FR 608 formą per VMI ir tipo už kiekvieną mėnesį deklaruotą formą ir susimokėti PVM už kiekvieną mėnesį. Tai PVM'as mokasi, kaip supratau, nuo tavo pirkinių. Tai jeigu perki Shopify'u, perki Meta reklamas, pavyzdžiui, o tos platformos taiko nulinį PVM. Tai aš turėčiau deklaruoti, kiek sumokėjau jiems ir papildomai nuo tai susimokėti PVM dar. Jo, kažkas tokio, jeigu teisingai supratau. Tai reikia susirašyti su tą vieną buhalterį, aš ten Facebook'e bendravau su ją ir sakė, pirmadienį susirašysim, tai reikia parašyti, nepamiršti, sutart laiką, susiskambinti ir supildyti viską tam, kaip reikia. Nes tos formai tam pats aš galėčiau bandyti, bet nesąmonė, Dieve, tu mano ten, ta buhalterija atskiras pasaulis, ta prasme, niekam nerekomenduoju patiems buhalteriją pildyti, ta prasme, kosmosas visiškas, arba tau laiko suvalys bele kiek, kas tau kainuos brangiai, nes, laikas kainuoja tau, spėju, jeigu tu uždirbi, tai tau laikas labai daug kainuoja. Tai aš geriau tiesiog outsourcinu šitą dalyką, ten susitariam kainą, sakė, padarysim tiesiog kartu ir viskas, ir bus tvarkoj viskas. PVM reikia sumokėti tada. Už lapkritį reikės labai daug sumokėti, nes lapkritį labai daug reklamos pirkau. Kaip ten daug, nežinau, už 10K man rodos išleidau lapkritį ant reklamos, tai 2,1% PVM, tai apie 2K reiks atiduoti. Dar pusė velnio, pofik, aš žinau, 2K, pofik. Tai va. Ofisiukas atidarytas, karočią. Reikia thumbnailą padaryti. Nemoku thumbnailų daryti, reikia išmokti dar kol kas. Niekada nesistengiau thumbnailų daryti, tiesiog iškarpą paėmė iš video kur tiek. Laukiu dar kėdės savo tos aфиgenos CEO ir bus labai gražu. Nežinau, kol kas varau turbūt toliau dirbti, gan čia kalbėti. Varau einu toliau kavos gerti tyloj, karočią, su savo mintim ir dirbti. Jeigu norit į ofisą atvaryti, parašykit man Instagramą, susitarsim, atvarysit, išgersim kavos, pabendrausim. Aš labai, kaip tas žodis, labai aš mielai bendrauju su žmonėm. Jeigu dropshipinat ar ką, tipo, ateikit, pabendrausim, pakalbėsim. Nežinau, vis tiek aš ieškau rato vis dar bendraminčių, ta prasme, kurie ar prasimušia, ar neprasimušia, ar tik pradeda prasimušinėti ir panašiai. Aš mielai pabendrausiu su jumis. Gerai, varau dirbti, karočią toliau, guančia pezė. Iki. My money's strong, that shit weak. Living kinda diamonds on a beach. Yeah, girl, put a bummy, she's a creep, she wanna eat me. Money coming in, she got easy.
I can't decide with the purse or the boot up. With the guys, bitch, I just chill with boot up. Jau. Sekantį dieną aš vėl čia, vėl dirbu, laukiu domo. Ateis brolis padirbėti, labai smagu. Šiandien daug darbų šiaip, bet to pačiu ir daug gyvenimiškų darbų, tai ne tiek ir daug spėsiu šiandien nuveikti, bet bandau išspausti kiek išeina. Laukiu brolio, atvarysiu, išgersim kavos, padirbsim biškį. Ir tiek, ką žinau. I be on my business too. Baby sit on fly, yeah, put up in the business. Please don't waste my time on my block, you ain't forget it's you. After all this shit I did, you still just did it too. Ja. What you thinking? You're not bulletproof. All it takes is just a second to see the bullet do. They said the wave wouldn't make it, bitch, I'm living proof. I had Buzzler shot it down inside the living room. She said she been in love with me, just like my pickle too. You really be asking for the world to show me what you do. It's not that complicated, you just do what you do. Don't need it complicated. I would die on my own, I ain't hesitated. But now that I got rich, I wish I never. Atkeliavo kai kas. Kaip laukiau šito. Zaibį. Money coming in, she got easy. So I can't decide with the purse or the boot up. With the guys, bitch, I just chill with boot up. Heard they buying swag, yeah, we cut it. Labas. Nežinau, kada vloginau, turbūt užvakar. Žodžiu, dienos bėga žiauriai. Žodžiu, gavau dar vieną siuntą. Labai laukiau. Noriu išpakuoti ir pažiūrėti, ar normaliai atrodo viskas. Nes yra įtarimas, kad lievai atrodys produktas. Pažiūrėsim. Varau išpakuosiu. Nu jo. Produktas lievas. Labai lievas. Visai netoks, kaip turėjo būti. Šiek kaip gaila. Toks geras produktas iš tikro buvo, bet nu čia akivaizdžiai tokia padielka. Tai žiauriai gaila, žiauriai nusivyliau. Šiaip vyneris būtų buvęs, bet nu pabandysim pafilmuoti, nežinau kas išeis, bet nu žiauriai lieva atrodo, palyginus su originalu. Labai blogai atrodo. Pažiūrėsim kas išeis. Varau dabar su vieną buhalterę pakalbėti. Reikia užpildyti VMI, ten kažkokias formas apie PVM už praeitus metus, kad būčiau atsiskaitęs viską, kad nebūtų po to tam baudų kažkokio ir dar kažko. Susitvarkysiu šitą ir bus labai ramu, jau pagaliau už praeitus metus bus viskas sutvarkyta. Tai varau šitą padarysim ir šiandien, karočią, darbų milijonas, filmuot nieko nespėju, reikia varyti filmuot, nes, reikia kažką susprogdinti, reikia susidėlioti darbus iš naujo kažkaip, kad produktyviai išeitų dirbti ir žiūrėsim, kas išeis, nes dabar tiesiog nespėju daryti tų svarbiausių darbų tokių. Šiandien atvaro pas mane dar Ilja į ofisą. Sakė, nori ofisą pamatyti, tai aprodysiu. Laukiu svečių. Varau dabar su buhalterė kalbėti. Labas. Aš ofise, aišku, dirbau, lievai jaučiuos žiauriai. Tas kosulys nepraeina, kažkas su bronchais. Šonkulis baisiai skauda nuo kosulio. Nežinau, kada atsistatysiu. Labai negerai jaučiuos. Užkymęs visas sunku. Žodžiu, kalbant apie darbus, sėdžiu čia, žiūriu savo lentą didelę ir mąstau apie darbus. Ir manau, biški atėjo metas tokiems pokyčiams, sakykim. Tai manau, kad kitas videkas YouTube pas mane bus ne vlogas, bet bus biški kitokio tipo video. Papasakosiu savo planą ateičiai. Nes dabar mečiau, kelią dėl to kelio. Darau viską, tik nefilmuoju produktus, kas nėra gerai, Aš esu organic dropshipperis, aš turiu filmuoti produktus. Aš dabar darau begalę kitų darbų, bet nefilmuoju produktų. Čia aš savo kasų, griovį. Labai daug apmąstymų apturėjau ir susidėliau šiokį tokį planą veiksmų, ką keisiu savo darbuose, savo gyvenime, kad spėčiau viską padaryti, ką reikia padaryti ir nemesčiau kelio dėl to kelio, sakykim. Tai bus toks gan drastiškas pokytis, man asmeniškai. Jo, šiek tiek keisis viskas, bet į naudą, tikrai į naudą. Noriu įpist užraktą vėl, labai gerą, labai tvirtą užraktą organikę. Nes dabar, kaip sakau,
jaučiuosi, kad šiek tiek mečiau kelią dėl takelio. Ir aš jaučiuosi lievai, nes galų gale kiekvienos dienos gale tiesiog pasižiūri, ką tu nuveiki per dieną ir nieko neįkėlė, nieko nepapostinai. Labai blogai. Galėjau anksčiau susivokti apie visą šitą, bet kažkaip tiesiog dirbi ir viskas. Ir ir gerai, dienos užimtos, neturiu labai daug laiko mąstymo visokiem, bet prisėdau, pamąsčiau ir tikrai gerai apmąsčiau viską ir padarysiu tokį 1.8 karačio apsisukimą. Back to basics. Grįšim back to basics. Mane matysit rečiau, manau, nes turiu, sakau, įpystų užraktą. Geras šitas posakis prilypo man. O šiaip dabar šiandien dirbau. Gera vieta, man patinka. Gavau produktus, kelis, tai reikia filmuoti. Vienam klientui šiandien videkus filmavau, tai dar baigiau filmuoti videkus klientui, reiks sukarpyti ir išsiųsti. Tikiuosi bus labai patenkintas žmogus, nes stengiausi. Gal šitam videkui tiek, nežinau, ką dar papasakoti. Jo, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Eilinė diena mano gyvenime. Dirbam. Ofisiuko džiaugiamės, laukiam svečių ofise. Jeigu interjero dizaineris koks nors žiūri, tai parašykit man, karoči. Man reikia pagalbos su interjeru. Bet jo, šitam videkui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad mane visi žiūrit, kas žiūrit nuo pradžių. Labai smagu, kad yra palaikymas toksai. Ir jo, dar kartą ačiū. Tai va, susimatysim kitam videke. Ir jo, tiek šitam. Every time I took a sniff, it felt closer. Every time I was on the edge, I jumped over.